Taigi trumpai susipažinome su durimis ir dabar jas galime įpiešti į savo projektą. Pasukame sieną. Kad lengviau būtų braižyti sienas, mes sienų sluoksnį padarysime permatomą. Iškvečiame sluoksnių langą, pasirenkame sienas, pažymime, spaudžiame dešinį pelės mygtuką, pasirenkame Layer Properties, atsidaro Layer Properties lentelė. Kaip matote, sluoksnių galima reguliuoti daugybę parametrų. Šiuo atveju mus domina See-Through Display Properties galimybė. Spaudžiame varnelę ir OK. Kaip matome, niekas nepasikeitė. Tai dėl to, jog 3D Max programoje yra dvi galimybės kurti objektus su nustatymu by layer arba by object. Šiuo atveju mano pasirinkta schema Customize UI yra AME Dark ir Max V-Ray. Kaip nusistatyti spalvinės schemas yra sukurta atskira pamokėlė, kurią galite peržiūrėti. Čia to nenagrinėsime, spaudžiame Cancel. Tiesiog pasirinksime Customize, Preferences ir susirandame Layer Defaults skiltį esančią General kortelėje ir pažymime Default to by Layer for New Nodes. OK. Ir dabar objektai kursis ne kiekvienas skirtingos spalvos, o įgaus spalvą pagal sluoksnį. Nustatykime sluoksnį spalvą. Sienoms pasirinksime šviesiai alyvinę. Pažymime sieną, spaudžiame dešinį pelės mygtuką, pasirenkame Layer Properties ir See-Through Mode. OK. Mūsų siena pasidarė permatoma. Jeigu jūs vis dar nematote ir siena liko tokia pati, tuomet pažymėkime atskirą sienų sluoksnį ir išsikvieskime Object Properties, kas reguliuos būtent šį objektą. Ir jeigu jūs nematote čia by layer, o parašyta by object, būtinai spauskite by object ir pažymėkite See-Through Mode. Tada matysite visą sieną permatomą. Taigi pasiruošėme ir galime braižyti duris. Pradėkime nuo įėjimo. Susirandame duris, pasirenkame Pivot ir įjungime traukos režimą, patikriname, kad būtų Vertex pažymėta ir išjungiame šią lentelę, spaudžiame Snap Toggle, sulaukiame, kol atsiranda geltonas pliusiukas, paspaudžiame pelytę, tempiame iki kitos durų vietos, atleidžiame, tempiame gilyn, spaudžiame, tempiame į viršų, atleidžiame. Kaip matote, kadangi prieš tai keitėme pivot parametrus, yra braižomos būtent tokios duris. Spaudžiame duris. Taip pat labai svarbu mūsų duris kurtis durų sluoksnyje. Mes šiuo atveju pamiršome, pasižymėjome sienų sluoksnį. Pažymėkime aktyvų durų sluoksnį ir paspauskime pliusiuką esant durims pažymėtoms. Ir šios duris yra priskiriamos sluoksniui duris. Kaip matote, duris tapo nebepermatomos ir įgavo sluoksnio spalvą. Spalvą pakeiskime į tamsiai mėlyną. OK. Ir dabar visos mūsų braižomos duris bus mėlynos spalvos. Taip pat iškart pakeiskime durų matmenis. Taigi, durų aukštį padarykime 2 metrai. Pločio keisti nereikia, nes mes įbraižėme lygiai ten, kur buvo statomos duris, tačiau reikia pakeisti lanksto vietą. Ir duris galime labiau praverti arba užverti. Šiuo atveju praversime taip kaip brėžinyje. Staktos plotis 6 cm mums tinka. Šie parametrai nekeičiami. Tačiau pasirinksime durų variantą su be panelių. Spaudžiame None ir toliau braižysime kitas duris. Vėl įsijungiame traukos režimą, pasirenkame Pivot
ir braižome. Kaip matote, durys yra braižomos iš karto jau su anga, tai yra mums nereikia sienoje kirsti angos, ji jau atsiranda automatiškai. Taip nutinka tik naudojant walls ir doors kartu. Pakeičiame durų aukštį. Ir taip subraižome visas duris, išskyrus balkono duris. Šioje sienoje darysime kitokias. Taigi subraižėme duris, jeigu viską padarėme teisingai, tuomet matome angas. Jeigu vis dėlto duris atidarytos, bet matome per jas sieną eina, tuomet perbraižykime duris iš naujo. Kadangi braižant duris labai svarbu pradžioje liestis prie sienų kraštų, kitu atveju anga neatsiranda. Dabar braižysime balkono duris. Dabar braižysime balkono duris. Pasirenkame pivot, susirankame trauką ir matome, kad šioje vietoje atsiranda problema, nes ties siena nėra kito pažymėjimo durims ir todėl mes, jeigu dabar braižysime duris, anga sienoje gali ir atsirasti arba neatsirasti. Kad tikrai užtikrinti tai, jog duris bus braižomos teisingai, spaudžiame Snaps režimą ir pasirenkame Edge segment. Pažymime, išjungiame ir kaip matote, dabar jau gaudami visi taškai esantis ant krašto. Taigi pasirenkame pivot ir brėžiame duris, apytiksliai čia baigiam toj vietoj, kur matom durų ženklą. Spaudžiame gilyn ir į viršų. Anga atsirado, viskas veikia teisingai. Išjungiame Snap Mode traukos režimą, atspaudžiame pivot ir pasirenkame Modify. Mūsų balkono durų aukštis bus 2,20 m. Ir čia naudosime kiek kitokias duris. Tai yra duris su stiklu. Pasirenkame teisingą lankstų vietą. Pakeičiame išmatavimus. Paliekame tik bevel angle. Ir pakeičiame panelių kiekį. Štai turime duris. Dabar susikuriame tokias pačias duris kitoje balkono vietoje. Įsijungiame Snap režimą. Snap režimą junginėti galime tiesiog nuspaudę raidelę S. Pasižymime pivot ir braižome duris. Taigi duris jau automatiškai paišomos pagal paskutinius parametrus. Mums belieka pasirinkti durų lanksto vietą ir pakoreguoti durų aukštį į 2,20 m. Taigi sukūrėme duris sluoksnyje durys.